Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sandrauga Kitokia Lietuva apie mitingą Vilniuje prie prezidentūros. Mitingas Daukanto aikštėje prie prezidentūros netapo provokacija prieš prezidentę. Tai supratę, pakeitė savo pareiškimų toną ir jų organizatoriai. Štai ką sakė Medalinskas. Prezidento institucija yra pati svarbiausia valstybėje ir jie atsako už teisėsaugos struktūrų veiklą. Vadinasi, nuo čia mes turime pradėti dialogą su valdžia. Šitas mitingas yra nei prieš, nei už prezidentę, nei už vieną, nei už kitą partiją. Šitas mitingas yra už Lietuvą ir teisingumą, sakė Medalinskas. Mitinge buvo kalbama ne tik apie FNTT vadovus, tačiau apskritai apie Lietuvos teisėsaugos ir teisingumo šalyje būklę. Strateginių ūkio šakų ir objektų privatizavimai, monopolijų įsigalėjimas, neužbaigti nacionaliniai stadionai, grandioziniai vagysčių mastų nacionalinių švenčių organizavimai, pseudo įvaizdžių kūrimai ir begalė kitų projektų kabutėse būtų tiesiog neįmanomi be aukštų valstybės pareigūnų ir politikų žinios ir pritarimo. O juk nusikaltėliai, besidengiantys politiko kaukę, turi gauti tokį patį atpildą kaip paprastas prasikaltęs Lietuvos pilietis. Teisėsauga lygiai taip pat turi tirti politikų nusikaltimus, sakė portalo ekspertai.eu atstovas aktorius Audrius Nakas. Mitinge pasirodęs buvęs Valstybės saugumo departamento direktorius Mečys Laurinkus pažėrė kritikos. Tokie mitingai egoistiškai nusiteikusių žmonių veiksmai, kurie skaldo tautą. Dėl tokių veiksmų rudenį po rinkimų į Seimą ateis prorusiškos partijos, kalbėjo Laurinkus. Renginį stebėjusių policijos pareigūnų teigimu, į mitingą galėjo susirinkti nuo 800 iki 1000 žmonių. Mitingą stebėjusi leidinio Karštas komentaras redaktorė Giedrė Gorienė taip apibūdino mitingą. Kadangi buvo kalbama, jog prie prezidentūros yra rengiamas tūkstantinis mitingas ir buvo manoma, kad į šį mitingą susirinks tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos, iš tiesų galima sakyti, kad mitingas turbūt nepavyko, nes susirinko tik tai keletas šimtų ir tai daugiausia tik pensinio amžiaus žmonės. Tačiau pakalbėjus su jais, paaiškėjo, kad jiems rūpėjo ne siauras mitingo organizatorių keltas FNTT vadovų atstatydinimo klausimas. Žmonėms, pavyzdžiui, aktualesnis buvo žemės sugrąžinimo klausimas ir net didžiausi plakatai kalbėjo būtent apie žemės sugrąžinimą. Iš anksto paviešinus mitingo organizatorių išsiuntinėtus nurodymus, kokius plakatus atsivežti prieš prezidentę, organizatoriai mitingo išvakarėse tuos plakatus atšaukė. Taigi prieš prezidentę rengtas mitingas nepavyko. Plakatų prieš prezidentę jau nebuvo. Tačiau pažvelgus į pačius mitingo rengėjus, tai susidarė įspūdis, kad grupė buvusių tiesiog panoro sugrįžti į politiką ir pasinaudodama totaliniu visuomenės nusivylimu teisėsauga, tokiu būdu prisibrauti prie valdžios lovių apsimetusių gelbėtojais nuo supuvusios teisėsaugos. Žurnalistė teigia, kad mitingo organizatoriai gali sumatyti dar ne vieną provokaciją, norėdami pasiekti savo tikslų. Aš manau, kad tiesiog susidarė toks įspūdis, kad jau prasidėjo Seimo rinkimų kampanija ir kai kurie mitingo organizatoriai ar iniciatyvinės grupės nariai, jie net neslėpia ketinimų dalyvauti rinkimuose, kandidatuoti rinkimuose į Seimą. Tai aš manau, kad jau ir šį mitingą galime turbūt vadinti kaip tokiu pasiruošiamuoju į Seimo rinkimams ir kad turbūt tokių mitingų bus daugiau ir be jokios abejonės gali būti daugiau tokių ir kaltinimų prezidentei metamų, prezidentės atžvilgių, kadangi šitos grupės žmonių tokia interesas ir intencija matosi viena, kad prezidentė yra kalta dėl to supuvusios teisėsaugos, o jau jie yra gelbėtojai ir jie ateina vaduoti Lietuvą nuo šitos teisėsaugos. Sandrauga Kitokia Lietuva prieš prasidedant mitingui paskelbė savo pareiškimą. Sandraugos Kitokia Lietuva pareiškimas. Dėl vasario 22 dienos akcijos Vilniuje Daukanto aikštėje. Šiandien prieš prezidentūrą įvyks mitingas, kurio organizatorius yra Alvydas Medalinskas, buvęs 2 kadencijas Seimo nariu ir buvusio prezidento Rolando Pakso patarėjas. Mitingo idėjinis vadas yra Darius Kuolys, buvęs ministras, ministro padėjėjas, buvusio prezidento Valdo Adamkaus patarėjas. Aktyvus akcijos dalyvis yra profesorius Bronislavas Genzelis. Štai ką kalba apie mitingą jo organizatoriai.
Mes reikalaujame nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą ir atleisti iš pareigų susikompromitavusi vidaus reikalų ministrą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus. Antradienį spaudos konferencijos metu Seime sakė Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kulys. Vienas iš trečiadienį rengiamo mitingo prie prezidentūros iniciatorių Alvydas Medalinskas teigė, kad akcijos metu bus raginama ne tik Palaitį atsistatydinti bei FNTT vadovus reabilituoti, bet ir iki kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšiai su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtas praturtėjimas. Visiškai aiškumą prieš ką organizuotas mitingas įnešė kitas jo organizatorius Bronislovas Genzelis. Man nuostaba kelia prezidentė, nes vyriausybė teisėtvarkai ir vidaus reikalų ministerijai menkiausiai įtaką turi. Prezidentės rankose yra teisėtvarka, prezidentė klykauja, kad pasaulis korumpuotas, o dabar matome, kad šalies vadovė stoja ne tų pusėje, kurie kovoja prieš korupciją, neteisėtus veiksmus, dėstė Bronislovas Genzelis. Visi žinome, kad pasienis nekaip dirba. Iš tos institucijos, kuri nepasižymi gerų darbų, paskiriamo žmogus vadovauti antikorupciniai institucijai, kalbėjo Genzelis. Sandraugai Kitokia Lietuva toks pareiškimas taip pat sukėlė nuostabą. Tokį pareiškimą galėjo leisti savo padaryti tik ypatingas žmogus, profesoriaus vardo tam nepakanka. Kita vertus, gerbiamas Bronislovas Genzelis ir yra toks ypatingas žmogus, ką liudija jo biografijos duomenys. Visuomeninė ir politinė veikla. Nuo 1958 iki 90 SSKP narys. Nuo 1989 iki 90 Lietuvos komunistų partijos CK biuro narys. 1989 kovo mėnesį išrinktas SSRS liaudės deputatu Kretingos nacionalinėje teritorinėje rinkiminėje apygardoje. Nuo 1989 iki 90 SSRS aukščiausios tarybos narys. Nuo 1988 iki 90 Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, sąjūdžio Seimo tarybos narys. Nuo 1990 Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos prezidiumo narys. Kovo 11 akto signataras. Nuo 1990 iki 92 Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo deputatas, dirbo švietimo, mokslo ir kultūros bei Lietuvos konstitucijos rengimo komisijose. Nuo 1992 iki 96 Lietuvos Respublikos Seimo narys, švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. Nuo 1996 iki 2008 Lietuvos socialdemokratų partijos narys. 1999 tarybos narys. Nesėkmingai kandidatavo 1996 ir 2008 metais Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Štai tokia šio mitingo fabula. Na, o vakar televizijos laidoje Lietuva tiesiogiai laidos vedėjas Edmundas Jakilaitis tiesiai paklausė Darių Kuolį, ką bendro su prezidente turi jų reikalavimai, į ką mitingo idėjinis vadas Kuolys atsakė, kad mūsų tikslas yra apsaugoti prezidentę nuo klaidų, kurias padarė Valdas Adamkus antroje kadencijoje. Sandrauga Kitokia Lietuva atsakingai pareiškia, kad ši akcija Daukanto aikštėje yra provokacija prieš prezidentę, o ne akcija atkurti teisingumą. Akcijos organizatoriai Medalinskas, Kuolys, Genzelis savo laiku pakankamai ilgą laiką užėmė įtakingus postus valstybės valdyme ir esama nenormali situacija ne tik teisėsaugoje, bet ir visoje valstybėje yra ir dėl jų kaltės. Kalbėti apie prezidentės apsaugojimą iš viso netenka. Mūsų įsitikinimu ji puikiai pati apsisaugos nuo tokių, kabutėse, draugų. Savo vasario 17 dienos ir vasario 20 dienos pareiškimuose Sandrauga nurodė, kad akivaizdžiai matoma, jog nuo visuomenės stengiamasi nuslėpti padarytą nusikaltimą prieš valstybę ir jo žmonės, tai yra nuslėpti, kas išdavė 2011 lapkričio 14 dieną slaptą informaciją dėl banko Snoras. Sandrauga Kitokia Lietuva primena gerbiamiems mitingo organizatoriams, kad kai 2011 sausio 3 dieną prezidentė pareiškė, kad tampame oligarchų ir nusikalstamo pasaulio valdoma valstybė, ir tuoj pat prieš prezidentę buvo pradėtas aršus puolimas,
nei Medalinsko, nei Kuolio, nei Genzelio balso neteko išgirsti. Štai tada, gerbiami ponai, reikėjo sakyti, kad Lietuvoje yra šešėlinis verslas ir kitos nusikalstamos struktūros, kad galimi visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšiai su jomis ir kad visą tai būtina išviešinti ir imtis visų priemonių korupcijai sunaikinti. Bet kaip minėjome, tada jūsų nebuvo, nes tas jums niekada nerūpėjo. Nors turėjote visas galimybės kovoti su korupcija. Šiandien jūsų surengtame mitinge prieš prezidentę reikalavimas iki kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšiai su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtas praturtėjimas, skamba švelniai kalbant fariziejiškai. Sandrauga Kitokia Lietuva pareiškė įsitikinimą, kad šiandien Lietuvos žmonės yra pakankamai sąmoningi, kad atskirtų pelus nuo grūdų ir atsijotų tai, kas nereikalinga.